Na, važiuojam. Laidos Kultūra Plius metu apsilankysime nuostabus grožio Lietuvos kampelyje Kuršių Nerijoje ir prisilietę prie šio krašto istorijos susipažinsime su jo gyventojais, jų veiklomis bei Lietuvos auksų gintaru. Susitiksime su žymiuoju džiazo atlikėju Klaipėdos pilies džiazo festivalio siela Vytautu Grubliausku Kongu. Laidą Kultūra Plius žiūrėkite netrukus. Sveiki! Baltikum televizijos eteryje laida Kultūra Plius. Kuršių Nerija yra tokia graži, kad ją verta pamatyti kaip Ispanija arba Italija, jeigu norite, kad į jūsų sielą įsilietų jos grožis. Šitaip yra pasakęs Humboldtas. Šiandien kviečiame apsilankyti šitame nepaprastame Lietuvos kampelyje ir prisilietus prie šio krašto istorijos susipažinti su senaisiais jo gyventojais, jų amatais bei Lietuvos auksų gintaru. Gal jūs žinot, ko vertėsi senieji Nidos gyventojai? Kaip? Ginklus su žuvim. Gal kažkada tai laivelius gamina kokius. Žvejyba. Žvejyba, ko dar? Gintarais. Nu, kažkokia vaikystė, jau negali pasakyti, aš kažkur girdėjau, bet bijau pamaluoti. Tu gal ką augino ten kokius nors daržovės? Gal paukščius ten veisdavo, nežinau, arba kiaušinius rinkdavo tų katamaranų ar dar ko nors. Archeologai teigia, kad pirmieji žmonės į Kuršių Neriją atvyko 8 tūkstantmetyje prieš Kristų. Greičiausiai pirmieji nidiškiai buvo medžiotojai, kurių grobis buvo briedžiai. Labiausiai Kuršių Nerija buvo apgyvendinta naujajame akmens amžiuje. Čia yra priskaičiuojama per 100 stovyklaviečių. Ir didžiausia stovyklavietė buvo rasta 1970–78 metais. Ją tyrinėjo profesorė Rimutė Rimantienė ir radinių buvo rasta nepaprastai daug. Iš šių gausių radinių galime spręsti, kuo vertėsi senieji Kuršių Nerijos gyventojai. Jis vertėsi žvejybą, druskos garinimu, gaudė ruonius, užsiiminėjo rinkimu, tai yra grūdų, obuoliukų ir kitokių gėrybių ir žinoma medžioklę. Taigi žvejų iš tikrųjų mažėja, finansiškai nebeapsimoka vykdyti žuvininkystės įmonėms savo veiklos. Iš tikrųjų ir mariose žuvų mažėja ir vien dėl to žvejai nebepagauna tiek, kiek jiems užtektų išsilaikyti, jų laivai seni, taip kad su žvejais situacija yra gan sudėtinga. Vėlesni laikai Kuršių Nerijai ir jos gyventojams buvo nelengvi. Kraštą užpuolė maras, daug gyventojų mirė, kiti pasitraukė. Į Kuršių Neriją atvyko atvykėliai iš vakarų Europos. Ir jeigu mes kalbėtume apie tuos pagrindinius gyventojus, tai jie buvo kuršininkai, kurie 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiuje, 16 amžiaus pirmos pusėje kaip tik reprezentavo Kuršių Neriją ir apsprendė jų etninę būklę. Kalbėjo 3 kalbomis – vokiečių, kuršininkų ir latviškai. Taip pat ir vakarų žemaičių. Deja, 1944 metai nubrėžė vėl naują brūkšnį gyventojams. Dauguma gyventojų, kurie laikė save vokiečiais, pasitraukė į Vokietiją ir Kuršių Nerija liko praktiškai be kuršininkų. Vėliau Kuršių Nerija buvo apgyvendinta, kaip nekeista, gyventojais vis dėlto iš plačiosios Sovietų sąjungos. Antras apgyvendinimo etapas jau buvo iš Lietuvos, iš Smalininkų, iš Jurbarkų, iš Gargždų. Nu ir dabar Kuršių Nerijoje tų kuršininkų šeimų arba narių galima suskaičiuoti ant pirštų. Kuršininkų gyvenusių prie Kuršių marių ir Baltijos jūros pagrindinė veikla buvo žvejyba. Tačiau šalia to buvo ir kitokių užsiėmimų. Kuršių Nerijos 13 kaimelių buvo užpustyta. Tai jau savaime reikėjo apsaugoti savo gyvenvietės. Toliau kopų apželdinimas, prieškopės supilimas, žolės sodinimas ir augalų sodinimas, kuris būtų atsparus smėliui. Apsauginis kopagūbris, kuris eina pagal pat jūros pakrantę ir tai yra dirbtinis žmogaus rankų kūrinys. Ir jį pastoviai reikia palaikyti tokiam lygiai, kadangi gamta tokius žmogaus įsikišimus stengiasi sunaikinti. Tai va, ir dėl smėlio, ir dėl vėjo, ir dėl
kitų ten ir žmogaus faktoriaus poveikių, atsiranda išpūstymai visokie, pažeidimai, kuriuos kiekvienais metais stengiamės kaip nors užtaisyti. Kol nebuvo šito apsauginio kopagūbrio, susiformavo didysis kopagūbris, tai yra iš jūros išmestas smėlis, per laisvą pustomas, per neringą, kai kur sustojo prie marių krantų, kaip Naglių rezervate, kai kur sustojo vidury. Kadaise žmogaus rankomis suformuotos apsauginės kopos ir šiandien saugo Kuršių nerijos pajūrį, o jų priežiūra vis dar rūpinasi žmogus. Kasmetinis, nuobodus, rutininis toks darbas, kuris ir daug jėgų reikalauja ir lėšų, pastangų. Dabar yra 74% teritorijos padengta mišku. Miškingiausia Lietuvos teritorija. Kardinalių pokyčių kaip ir nelabai turbūt yra įvykę, išskyrus tos kataklizmus, sakysim, pokario metų degimai įnešė daug ir karo tie padariniai, ten visokie kasinėjimai, apkasų, bunkerių. O šiaip visi tie didieji pasikeitimai kraštovaizdžių yra vykę seniau, čia iš viduramžių, sakysim, jeigu ten siektumėm tokią istoriją, tai jau buvo kardinalus. Dar vienas iš Kuršių nerijos gyventojų pagrindinių amatų buvo gintaro gavyba. Žmonės rankiodavo gintarą palei jūrą, pakrantėje tiesiog. Vaikščiodami ir būdavo, kadangi bangos, kadangi vanduo paplaudavo gintaringą sluoksnį, kuris yra ir Baltijos jūros dugne, ir po šiai dienai paplauna, ir jį išskalaudavo, kadangi gintaras yra lengvas, panašiai jo specifinis svoris 1,1 ir jisai plūduriuoja. Jie naudodavo papuošalams ir būdavo labai net suklestėjęs toksai verslas, kad iš mūsų pajūrio miestelių, kaimų gintaro rinkėjai tą gintarą veždavo per visą Europą, net iki Italijos jisai nukeliavo iki Romos, iki Sicilijos. Vienas iš svarbiausių radinių, liudijančių apie gintaro reikšmę vietiniams gyventojams, yra vadinamasis Juodkrantės lobis. Bekasdami gintarą ties Juodkrantę, darbininkai pradėjo rasti įvairių gaminių. Ir tie gaminiai, pasirodo, yra labai seni ir vieninteliai pasaulyje. Ir tokią kolekciją surinko gintaro ekspertas Richardas Klepsas. Jisai surinko 434 senovinius archeologinius tokius amuletus. Išpopuliarėjus gintaro gavybai, jį pradėta eksportuoti į Graikiją, kur jis buvo nepaprastai vertinamas. Graikai net jį vadino elektronu, nes jeigu patrinsime į kokį vilnonį daiktą, tai prie jo prikimba įvairūs ten pūkeliai, sakykime, ar popieriaus gabalėliai. Už tai jie parsiveždavo metalo, stiklo į mūsų kraštus. Žodžiu, vyko tokie prekybos mainai. Buvo net tas kelias pavadintas gintaro keliu. Šiandien simbolinę gintaro kelio atkarpą galime pamatyti ir Nidoje. Įdomu tai, kad gintaro galima rasti ir Kuršių mariose. 19 amžiuje tokia viena firma, du žydų tautybės pirkliai, Štatin and Becker sukūrė tokią firmą, kurie kasė gintarą panašiai apie 12-13 metų. Ir jie iškasė nemažai, apie 800 tonų gintaro iškasė iš Kuršių marių. Bet kai atrado geologai daug didesnius klodus palvininkuose, jie tada viską paliko, su visais savo bageriais nukeliavo į palvininkus ir po šiai dienai gintaras yra dabar kasamas pramoninių būdų palvininkuose, Karaliaučiaus srity. O ties Juodkrantė Kuršių mariuose tas gintaro tie klodai, kur dar liko, taip jie ir tebėra. Šiuo metu ten yra apie 3000 hektarų gintaringos žemės. Iš gintaro šiandien gaminami įvairūs suvenyrai, papuošalai. Kokią reikšmę jis šiandien turi mūsų gyvenime? Šiandien yra gintaras mūsų pasididžiavimas ir didžiulė vertybė, kadangi lietuviai yra užaugę su gintaru. Tiesiog, kaip aš sakau, tas gintaras yra mūsų kraujyje. Tai yra tiesiog, kaip mūsų pasididžiavimas, mūsų auksas. Šiandien Kuršių nerija nuostabaus grožio vieta, į kurią atvykstama pailsėti, pabūti ramioje grožio oazėje. Kada Kuršių nerijoje įsikūrė iš pradžių Juodkrantėje, vėliau ir Nidoje, tapo kurortinėmis vietovėmis, vėl pagrindinis užsiėmimas tapo poilsiautojų priėmimas.
Ir tada Juodkrantėje netgi žvejyba buvo sumažėjusi, nes vis dėlto didesnį pelną davė laikymas poilsiautojų. Mes kaip kurortas, kaip lankytina vietovė, kaip turistinė vietovė įtakoja ir svarbiausius gyventojų užsiėmimus. Ateina pavasaris, reikia pasiruošti priimti žmonės, taip kad reikalingas didžiulis personalas, kad tą infrastruktūrą paruoštų sezonui, kad ją prižiūrėtų, kad būtų visur švaru, tvarkinga, tam reikia labai daug žmonių. Taip pat 70% Kuršių nerijos teritorijos užima miškai, tad jų priežiūrai Nacionalinio parko miškininkai taip pat skiria labai daug dėmesio, irgi yra labai daug darbo. Čia važiuoja dažniausiai dėl gamtos teikiamo grožio, to, ko tikrai kitur galbūt nerasi. Tai mes ir sakom, kad pas mus yra spa po atviru dangum. Čia atvažiavai ir jau esi kaip tokioj sanatorijoje, už kurią iš tikrųjų nereikia mokėti. Jau visai netrukus susipažinsime su žymiuoju Klaipėdos džiazmenu Vytautu Grubliausku Kongu. O dabar Baltikum televizijos eteryje reklama. Šiemet Klaipėdoje jau 17 kartą vyks žymusis Klaipėdos pilies džiazo festivalis. Kviečiu susipažinti su šio festivalio iniciatoriumi ir pagrindiniu organizatoriumi Vytautu Grubliausku Kongu. Vytautas Grubliauskas gimė ir užaugo Klaipėdoje. Kaip sako jis pats, visą jo vaikystę ir paauglystę prabėgo Klaipėdos senamiestyje. Visa mano džiazinė biografijos pradžia ir mano, sakykime, tos tokios šaknis, sąmoningo gyvenimo šaknis, jos yra iš čia, iš šitų erdvių, iš šito namo, iš šitos gatvės, iš šitų plytų. Meilė muzikai šiandien garsus džiazmenas sakosi paveldėjęs iš savo mamos. Jau mokykloje nuo 10 metų Vytautas lankė berniukų chorą Gintarėlis. Vėliau įstojo į dabartinio Klaipėdos universiteto pučiamųjų instrumentų orkestro dirigento specialybę. Nebuvo labai didelio skirtumo, ar chorinis dirigavimas, ar orkestrinis, ar trimitas, ar valtorinė. Tiesiog buvo toks begalinis noras priartėti prie muzikos, o ten jau galbūt vietoje išsiaiškinti. Pirmieji 2 studijų metai tai buvo beprotiško juodo darbo, vieną naktį ieškojimai apskritai, kuo mes įkūrėsi, gal kada kur nueisi. Tai pirmieji 2 metai, kiek pamenu, tai buvo juodo ieškojimo metai, labai neretai šalia tokio noro apskritai trauktis iš muzikos, eiti kažkurio kitų keliu. Atsirado kažkokia maža prošvaistėlė, galbūt suvokimas, ko reikėtų siekti. Kaip dar nebuvo aišku, bet ko reikėtų siekti. Tada likimas suvedė mane su tikrai nuostabiu pedagogu, truputėlį jau vėliau nuostabiu pedagogu Virgilijum Nemaniūnu, nors prieš tai mokiausi pas Vilių Bružą. Tai jie tikrai man labai daug davė gyvenime ir galėčiau juos drąsiai vadinti savo kūrybinio muzikinio gyvenimo tėvais. Po studijų Vytautui teko tarnauti armijoje. Jis išvyko į Rygą, kur pateko į Pabaltijo apygardos karinį orkestrą. Jame grojo to meto vieni geriausių muzikantų, baigusių įvairias Pabaltijo konservatorijas. Tai man baigus klaipėdietiškai fakultetą buvo tikrai labai didelis paskatinimas ir paspirtis atsidurti tarp tokių gerų muzikantų. Ir netgi ta sovietinio orkestro muzikanto karinė forma, jinai, sakyčiau, suteikia daug labai galimybių, ypatingai daug groti, studijuoti. Ir aš juokauju, kad per tos 1,5 metų, kurios tarnavau Rygoje, aš praktiškai baigiau 2 konservatoriją. Džiazas Vytauto Grubliausko gyvenime turėjo lemiamos reikšmės. Būdamas 3 kurse jo ypač susidomėjo, o laikui bėgant taip pamilo, kad kartu su kolegomis panoro padaryti tai, ką buvo matę Vokietijoje. 1994 metais gimė pirmasis džiazo festivalis. Buvo toks nedrąsus bandymas inicijuoti arba tiesiog surengti Klaipėdoje džiazo šventę, o kadangi Dixieland muzika tuo metu buvo labai populiari, o mes ją ir kaip tik ir grojom ir su ją koncertavom plačiai Europoje. Tai ir mintis buvo kažkaip, kad pasirinkti renginio kryptį būtent Dixielandas ir bliuzas. Šis festivalis jisai turi savo veidą, savo stilių, savo aurą, kuo jisai tikrai skiriasi nuo visų kitų festivalių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Užaugo, subrendo, pasikeitė net pažįstamai. Tai yra visiškai
Aš leidžiu savo kartais pajuokauti, jeigu kas nors man būtų 94-95 metais pasakė, kad po 17-18 metų tai bus renginys turintis europinį pripažinimą žinomas pasaulyje ir kad jo programuose gros tokios žvaigždės kaip Tower of Power, Wind and Fire, Maynard Fergusonas ar Toots Thielemans, Billy Cobhamas. Na, aš tikrai būčiau nepatikėjęs ir būčiau pats pirmas garsiai nusijuokęs, nes tuo metu net mintise tokių dalykų nebuvo. Klaipėdos pilies džiazo festivalis suteikė impulsą atsirasti dar vienam gražiam renginiui. Šiais metais Klaipėdoje birželį pirmą kartą bus organizuojamas renginys Jaunoji džiazo banga. Tai iš tiesų renginys unikalus bent kol kas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje savo pobūdžiu, kad vienu metu populiaraus džiazo kūrinius dainuos apie 2000 jaunųjų dainininkų. Tai tikrai sakau, kol kas tai yra unikalus dalykas, aš nežinau, kokį jis turės skrydį savąją orbitą, kokia jo bus ateities perspektyva, bet aš tikiu, kad Klaipėda, kuri turi džiazo festivalį, kuri padarė Klaipėdą Lietuvos naujojų Orleanu, tiesiog Lietuvos džiazo uostu, aš manau, kad šitame uoste tikrai visada bus vietos ir jaunai džiazo bangai. Ir aš net nebejoju, kad jinai peraugs neužilgo visiškai savarankišką renginį. Baigiantis studijoms, Vytautas pradėjo groti Klaipėdos Dixielando grupėje, kurioje iš pat pradžių pasirodydavo epizodiškai, o vėliau gana aktyviai įsiliejo į jos veiklą. Atėjo toks tam tikras kartų kaitos metas tame kolektyve, kažkaip susikristalizavo, kad maestro pasuko solinės muzikinės karjeros kartu su profesoriumi Sauliu Šiaučiuliu, o mes jaunuoliai likom tam, sakyčiau, tokiam Dixielando grupės, kurios atliekama stilistika gerokai aišku įsiplėtė, ten atsirado ir bliuzo, ir jazz roko, ir kitų populiarių stilių. Ir taip susikūrė kolektyvas, kuris iš pradžių dar vadinosi turbūt Memel Swingers buvo vienu metu, tiesiog kadangi labai dažnai grodavom Vokietijoje, tačiau po kiek laiko, aš dabar tiksliai nepasakysiu net metų, bet matomai kokiais 97 metais, 8 mes tapom Daudi Jazz Band, pasikeitus mano gyvenimo stiliui šiek tiek ir veiklai dabartiniai pastaruosius jau turbūt 6 metus. Muzikuoti tenka gerokai rečiau, o pastarosius turbūt 1,5 metų visiškai retai. Po tarnybos armijoje ir gastrolių su Nerijos ansambliu, grįžęs į ramesnį gyvenimą po jaunatviškų klajonių, Vytautas Grubliauskas pradėjo dirbti džiazo katedroje koncertmeisteriu, o po poros metų pradėjo dėstyti. Man tai, sakyčiau, tapo savotišku atradimu ir aš tikrai labai daug ko išmokau mokydamas kitus, nes yra viena, kada tu groji pats ir atsakai tik už save, ir visai kita yra, kada tu turi sudominti jauną žmogų, nenusmugdyti jame jo žingeidumo, jo noro groti, o kaip tik skatinti tuos norus, tai iš tiesų man buvo naujos patirtis. Laikui bėgant, Vytautas Grubliauskas tapo džiazo katedros vedėju, prisidėjo nemažai administracinio darbo, tačiau visada gelbėjo muziką. Džiazas, muzikavimas visada man buvo ta čakra, tas galimybė pabėgti nuo to, sakyčiau, nuo rutinos, nuo kasdienės įtampos ir tiesiog grįžti į save. Nes mano vis tik pašaukimas tai nėra dokumentai, nėra širdie, taip jaučiu, nėra tas gilus administracinis darbas kabinete nepakylant nuo kėdės. Aš labiau esu aktyvus žmogus, toks dirbantis galbūt net keletą darbų iš vienu metu. Ir kaip ir šiandieniniam darbe, iš tiesų, jeigu aš neturėčiau trimito, kurį paėmęs galėčiau išpūsti visą tą miglą, kurio susikaupė kartais per dienas iš toje aplinkoje, kurioje tenka būti, tai matomai būtų gerokai sudėtingiau. Bet aš turiu trimitą, turiu džiazą ir tai visada bus su manim. Kadangi reikėjo orkestrui tokių muzikantų, kadangi buvo plečiamas repertuaras ir ieškojom atlikti naujų žmonių. Taip kad muzikantas buvo puikus, buvo specialiai orkestruojami kūriniai, tiesiog, kad atliktų Vytautas, kad visas orkestras sektų paskui jį, nes jis toks vienintelis daugiau džiazo meistras buvo negu mes. Mes grojom klasiką, grojom populiarią muziką ir kitus perdirbimus grojom daugiausia, bet kažko reikėjo naujo šviežio, todėl pasikvietėm Grubliauską. Muzika tai yra jo pats dabar didžiausias hobi, didžioji meilė. Man aišku gaila, kad tai tik hobi liko, aš labai už tai
visas pastangas dedu, kad jis kuo arčiau džiazo būtų. Tai ir visokius projektus sugalvoju ir jį traukiu, įveliu, kaip sakant, į tą karą. ir pradžiai jis lyg ir nedrąsiai ir nenori, bet paskui įsitraukia ir paskui viskas labai gerai būna. Tai vat aš esu ta iniciatorė, kad jį kuo labiau pririšti prie džiazo, nes iš tikrųjų labai gaila, kai toks didelis talentas nueitų į užkulisius kažkur. Didžiausia vertybė anot džiazmeno jam yra šeima. tą sakau ne dėl skambių žodžių ar garsių frazių, tačiau šeima man tai iš tiesų yra ta atgaiva, tas uostas, ta atrama, ta uola, ant kurios aš statau savo gyvenimo namą, savo gyvenimo rūmą. Ir aš net sunkiai įsivaizduoju, kuom aš būčiau, kur būčiau, ką daryčiau, jeigu neturėčiau šeimos, jeigu man šeima nebūtų ta visada mane palaikanti formacija, institucija, ta bendruomenė, kurioje aš visada jaučiuosi mylimas, laukiamas ir kurią aš pats taip pat labai myliu ir visada ją veržiuosi. Šiaip jis labai šeiminiškas, tik labai dažnai laiko tam neturi. Mes labai stengiamės kartu būti kiek įmanoma, tai ir važiuojam visur kartu. Ir važiuojam kaip čigonų taboras ir tėvų iš paskos. Apie blogasias savybės, aišku, namuose Vytautas yra kitoks. Galiu pasakyti, nelabai tvarkingas. Mėgsta vėlai vakare užkandžiauti, nes aš baruosiu, sakau, negalima taip daryti. O šiaip žmogus yra tokį, kokį jūs matot, toks jis ir yra iš tikrųjų. Jis neturi 5 veidų, kaip turi kiti žmonės, kad visuomeniai toks, su draugais dar kitoks. Jis iš tikrųjų toks, kokį jį mato, toks jis ir yra, labai, labai didelis garbės žodžio kavalierius, kaip aš jį vadinu. Jeigu pažadėjo, tai jis, nežinau, truks plyš, būtinai atvažiuos, bus. Pastaruosius 6 metus džiazmenui tenka rečiau prisiliesti prie muzikos dėl darbo Seime. Kažkaip įpratęs gyvenime, jeigu jau įmusiu kažką darau, stengiuosi tą padaryti iki galo, iki pabaigos ir padaryti kaip galiu geriausiai. Ir už tai tie darbai, tos sritys, kurios man buvo iki šiol visiškai nepažįstamas, bet į kurias tenka gilintis, aš jas stengiuosi gilintis tiek, kiek galiu, kiek leidžia jėgos. Jeigu tai būtų vien tik tai toks, kaip sakykime, užsiciklinimas, atsiprašau iš terminą, toje, sakyčiau, politinėje orbitoje, tai būtų ko gero labai slegiantis dalykas. Tačiau aš vis tik turiu tom retom laisvalaikio minutėm visų pirma turiu šeimą, kas man labai stiprina. Antras dalykas, aš kaip pasakiau, turiu džiazą, turiu trimitą, nes muzikoje alternatyvų nėra. Arba tu esi muzikoje, arba tavęs ten nėra. Sušilus orams, kultūrinis Klaipėdos gyvenimas tiesiog verda. Kviečiame susipažinti su kultūrinėmis Klaipėdos naujienomis. Gegužės 25 dieną Ievos Simonaitytės bibliotekoje vyko vienas iš Vokiečių kultūros dienų renginių – diskusija Vokiškasis Klaipėdos paveldas ir dabartis. Adomo Brako dailės mokykla šiais metais baigė 27-oji mokinių laida. Gegužės 25 dieną 56 jaunieji dailininkai gynėsi grafikos, tapybos, skulptūros baigiamuosius darbus. Gegužės 27 dieną teatro aikštėje viešoji įstaiga Menų gatvė jau 3 kartą sukvietė jaunuosius talentus į festivalį Summer Brief. Jame jaunimas pristatė tokias meno šakas kaip tapyba, dizainas, šokis, muzika, grafiti, floristika ir plaukų stilistika. Renginyje dalyvavo apie 100 dalyvių. Gegužės 31 dieną, pirmadienį, 19 val. Pradėsime jau 5-asias literatūros ir muzikos naktigonės pajūryje, tai lietuviško žodžio teatro vakarai, kurie visą vasarą pirmadieniais kvies pradėti savaitės su literatūra ir muzika. Birželio 4-5 dienomis Klaipėdos dramos teatro aikštėje įvyks jau 16-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis ir tos 2 pagrindinės festivalio dienos, aš manau, nenuvils lūkesčių nei pačių didžiausių džiazo gurmanų, nei eilinių džiazo mylėtojų, nei apskritai visų mėgstančių geras Klaipėdos džiazo šventes. Tai birželio 6 dieną, 16 val. Nuo Lietuvininkų aikštės išsirikiuos didžiulė vaikų eisena. 2000 vaikų iš visos Lietuvos žygiuos į vasaros estradą ir 17 val. Visų lauks renginys, tai didžioji džiazo banga, tai yra pats didžiausias Lietuvos vaikų džiazo choras ir bandysim užregistruoti rekordą. Šiandien
Šiandien susipažinome su nuostabaus grožio Lietuvos kampeliu Kuršių nerija, jos gyventojais, jų veiklomis bei Lietuvos auksų gintaru. Noriu paskelbti konkurso klausimą susijusi su šia tema. Senųjų Kuršių nerijos gyventojų pagrindinis užsiėmimas buvo žvejyba. Kuo dar vertėsi kuršininkai? Kitą sekmadienį burtų keliu išrinksime vieną laimingąjį, kuriam padovanosime kvietimą 2 asmenims apsilankyti Klaipėdos koncertų salės renginyje. Praėjusioje laidoje jūsų klausėme, kiek miestų priklausė Hanzos pirklių sąjungai geriausiais jos klestėjimo laikais. Į šį klausimą teisingai atsakė Daivaras Urbonas. Šiandien su juo ir susitinkame. Sveiki. Sveiki. Tai iš kur sužinojote atsakymą? Anksčiau teko domėtis istoriją ir studijavau istoriją. Ir koks tas teisingas atsakymas yra? Hanzos miestų sąjungos klestėjimo laikais šią sąjungą sudarė daugiau kaip 200 miestų. Teisingai, sveikiname Jūs, teisingai atsakius į šį klausimą ir mes norime Jums padovanoti kvietimą apsilankyti 2 asmenims koncertų salės renginyje Žaismingos muzikos orkestras, kuris vyks gegužės 28 dieną. Sveikinam. Ačiū labai. Sėkmės Jums. Ačiū. Šios savaitės konkurso nugalėtoja Diana Prelgauskaitė. Sveikiname. Dėkoju, kad šį pusvalandį buvote su laida Kultūra Plius. Linkiu Jums visą sielą atsiverti Klaipėdos kultūriniam gyvenimui. Čia buvo laida Kultūra Plius.